Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Myli TV3 žiūrovai, taip jūsų televizijos ekrane laida Namų idėja su IKEA ir mes sveikinamės su jumis iš IKEA'os Klaipėdoje. Labas Ema, labas Dominika, profesionalės IKEA'os dizainerės. Labas, labas. Sveikas. Šiandieną pas mus tokia neeilinė situacija. Mes įprastai, paprastai lengva ranka kas kart įrodome laidoje, kad namuose galima įrengti svajonių erdvę. O kas laukia šiandien? Šiandien mes turime dailės studiją Gargžduose. O, dailės studija, tai oho, tai čia tai... O tai IKEA'os dizainerės pajėgs, čiagi toks nemažas iššūkis, kaip taip neįprasta erdvė, tokia man labai neįprasta. Žinoma, mes kuriam grožį ne tik namuose, bet taip pat įgyvendinam įvairias verslo patalpas bei studijas. Tad mūsų laukia toks neįprastas, bet labai kūrybiškas iššūkis. Tad keliaujam. Keliaujame į Gargždų kultūros centro dailės studiją. Paukštelis pakuždėjo, kad ten glaudžiasi patys kūrybiškiausi vaikai Lietuvoje. Susipažinkime. Pijau, sūnau, mokytoja Nomeda, mama, gerbiama direktorė Vaida, Dominika, Ema, IKEA. Mylėjai, turiu vieną svarbų klausimą. Ar man atrodo, ar taip iš tikrųjų yra, kad šitoje studijoje apskritai ir netgi už jos dominuoja, mane persekiojo tarsi katinai. Kodėl? Nu, katinai valdo pasaulį. Gerai, katinai valdo pasaulį. Mane irgi vadina, žinokit, ką. Iš ties mane persekiojo katinai, vienas pasėdė ant mano kelių. Vat, jisai štai taip atrodo. Mylėjai, aš tik čia į Gargždus atvažiavęs sužinojau vieną mega masto įvykį Gargžduose. Tiksliau, visam pasaulyje buvo paskelbtas konkursas IKEA'os visam pasaulyje. Vaikai, paišykite savo svajonių žaislą ir Liepa iš Gargždų nupaišė, laimėjo ir jos dėka po visą pasaulį, visose IKEA'ose buvo pardavinėjimas šitas katinukas. Ir aš turiu irgi katino akis, labai geras, ir pastebėjau, kad nuo šito katinuko, man taip atrodo, prasidėjo IKEA'os darbuotojų maikučių atspalviai. Mėlynas pliušinis katinas buvo atrinktas iš daugiau nei 66 000 vaikų piešinių iš viso pasaulio. Susipažinkime su Liepa. Liepa, Pijaus sesuo, Nomedos dukra, turiu garbės su jumis Liepa pasisveikinti. Jo, nes aš girdėjau, jūs esate autorė šito kačiuko, kuris laimėjo tarptautinį IKEA'os konkursą, taip? Taip. Kaip idėja kilo būtent tokį kačiuką sukurti? Kodėl jisai? Nu, nežinau, gal nes labiau norėjus tokio spalvoto katino auginti. Aha, o kodėl viena akis tokia? Aha? Nu, kad jau atrodo gan linksmesnis toks. Aha, tas gudresnis netgi. Ir jis labai geras, jis nemoka ten urgsti ar baldugi nedrasko. Man atrodo, ne? Ne. Na, o dabar grįžkime prie pagrindinės užduoties ir išsiaiškinkime visus poreikius. Tai pirmas klausimas, kuris mane neramina, matau, kad turit labai daug daiktų, labai daug priemonių. Kokios problemos, kaip jūs jas sandėliuojat, kur jas laikot, į ką mums reikėtų orientuotis, kad jums palengvit šitą visą buitį? Pagrindė yra turbūt daugiausiai paišymo reikmenis, reikėtų ir spintų, daug stalčių. Apie 21 metų dirbančių darbo vietų, 15, būna kartais 20 ateina. Visi vaikai jau ateina iš pamokyklos, jie labai alkani. Tuo prasme ir pavaitinsim gerai. Mes taupėm kažkaip, buvom pradėję taupyti šaldytuvėliui. Tai ir pavalgymo procesai čia? Atnešę, tai be abejo. Tai jums būtų reikalinga ir virtuvė, tai? Labai. Nedidelė, labai nedidelė kažkokia tai... Kad sumuštinuką galima būtų. Ar dažnai tenka transformuoti erdvę, tai yra stalus stumdyti, molbertus pasistatyti? Taip, mano vaikai yra labai kūrybiški. Jie nelabai mėgsta piešti natiurmortus, bet tai yra būtina.
Tai va, tenka, pavyzdžiui, ypač didesnio formato ant stalo nepatogu piešti, jau tenka traukti molbertą. Tai jums yra svarbu, kad eitų pastumti stalą. Labai svarbu. Labai svarbu. Bent tą didžiąją erdvę, kad ją galima būtų pritaikyti darbui su molbertais. Taip. Trukdo šitas chaosas, tų darbų laikymas. Medai, ne. Kai ateina direktorė, jinai pasako, kiek tu apsikrovus, dar ant lubų pasikabink. Tai taip, pas mus yra labai darbinis chaosas, bet aš žinau visada, kur kas padėta. Tai vat lentynėlių arba kažkokių tai dalykų tai labai trūksta. Nomeda prisigalvoja visokiausių dalykų. Ir jūs viską leidžiat? Viską leidžiu, nes jinai yra nereali darbuotoja, kuri yra kūrybinga su savo sūnum Pijum ir dukra Liepa, jie čia kuria gražiausius dalykus ir leidžiu kvailiuoti, ką jie besugalvoja. Tiek daug laiko čia praleidžiat, ar turit erdvę poilsiui, prisėsti, pailsėti? Aš manau, kad reikėtų labiau, kad jaustųsi tarsi namai, kad galima būtų daryti viską. Ir pavalgyti, ir pamiegoti, ir Pašokti. Ir šokti. Ir pavaidinti. Televizorių pažiūrėti. O, mielos kolegės, bus reikalingas šis laimės katinas, kad atneštų laimę ir sukurtų šitos namus pagal visus jų norus. Sakiau. Veikiam. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Iššūkis ne iš lengvųjų. Ir studija, ir virtuvė, ir namai. O dar kur daiktų laikymo sprendimai. Dizainerės dar valandėlę pasikalbėjo su laidos herojais ir galiausiai išsigrynino visus jų poreikius. Grįžtame į IKEA. Žinom, jog mums reikia sutalpinti apie 20 žmonių į 37 kvadratų erdvę. Taigi mums reikia suplanuoti ne tik stalus, bet taip pat ir vietos daiktų pasidėjimui, priemonėm, laikyti darbus iki parodų. Ir labai svarbu, kaip minėjo Nomeda, kad ta erdvė kuo lengviau transformuotųsi, tuo pačiu dar nepamirštumėm ir virtuvės zonos, kuri, kaip minėjo Nomeda, jai tikrai labai svarbi. Žinai, Dominika, ten būnant man kilo mintis, jeigu mes pasirinktume Ivaro šeimą, tai yra projektuojami baldai, juos lygiai taip pat gali prisitaikyti savo erdvėj. Mes galėtume atliepti poreikį, turėti daug stalčių. Taip pat jie galėtų dažyti, kas būtų labai kūrybiškas sprendimas. Matai, jie buvo nusidažę kelias savo turimas jau spinteles, žiauriai fainiai atrodė. Taip. Tai gal pabandykim paplanuoti, ką mes galėtume ten sutalpinti? Žinoma. Tai aš manau, kad mes galėtume padaryti kelias iš pradžių aukštas sekcijas, kur galėtume sutalpinti daugiau daiktų. Taip pat galėtumėm pratesti spintelę, galbūt žemom spintelėm, jog neapkrauti per daug erdvės, neužgožti erdvės. Tai įsidedam gal viršuje dar kokias spinteles. Manau, su dureliam spintelės būtų labai geras sprendimas. Tai eime gal apžiūrėsim stalus ir pažiūrėsim, ką mes galėtume pritaikyti transformuojamo. Taip, ką tu manai apie šitą stalą? Žiūrėk, mes jį palenkiam, laisvai atlenkiam, mes turim darbo vietą, mums nebereikia, mes jį sulenkiam. Čia vaikams būtų tikrai lengva jo naudotis. Turim ratukus, lengvai įsistumėm, reikia parsistumėm ir kuo puikiausiai viskas transformuojasi. Manau, čia idealiausias variantas būtų šiai studijai. Tik nežinau dėl spalvos. Spalvinius akcentus galim sukurti spintelių pagalba, tad manau, gal reikėtų stalą palikti neutralesnį, tai būtų baldai. Jo, nes manau, kad jie tikrai užims daug erdvės ir labai bus matomi, tai gal jie geriau tegu būna neutralūs. Dizainerės vaikštinėjo po IKEA parduotuvę ieškodamos pačių geriausių sprendimų kūrybiškoms asmenybėms. Štai pavyzdžiui, perforuota lenta tikrai padės tinkamai suorganizuoti erdvę. Ko gerai yra šita perforuota lenta, kad ją galima puikiai prisitaikyti pagal savo poreikį. Pavyzdžiui, naudoti kaip čia prisegtą ant stalo, ją lygiai taip pat galim tvirtinti prie sienos, galbūt mes ten galėtume pritvirtinti prie sienos, o ne ant stalų dėti, nes stalai turi transformuotis. Taip. Tada, naudojant visas papildomas šitas priemonės, kaip segtukus, indelius, mes galim suorganizuoti visas priemonės, kad būtų teisingai sudėta, plus pagelbėti jiem su daiktų pasidėjimu,
Tai visokie papildomi karaliukai, kažkokios dirbtuvių medžiagos būtų galima sudėti į papildomas dėžutes, kurios būtų matomos, vaikai žinotų, kad tos priemonės yra būtent čia. Taip. Ir lengvai jas rastų. Tai ką, pagrindinius dalykus aptariam, laukia daug darbo, eime darbuotis. Tikrai taip. Darbuokimės. Ir štai, pagaliau, Leonardai. Gargždų kultūros centro vaikų dailės studija, Gargždų kultūra. Kur jūs? Ema, Dominika, kur jūs? Mes čia. Čia. Klausykit, aš labai jaudinuos, nes iš tikrųjų didesnės atsakomybės per visą mūsų projekto gyvavimą nebuvo. Ten tiek gargždukų susirinko. Galima atsimerkti? Taip. Tikrai? 100% garantuoja, pavyko? Taip. Wow! Išnešė. Labas. Kokia virtuvė, kokia salė. Miausias, galim skelbti pergalę ir mes turime pakviesti Šventąją Trejybę direkciją. Manau, tikrai įsižios, džiaugsis. Džiaugsis tikrai. Direktorė? Jau? Meda? O, Dieve. Eina. Šiurpas eina. Taip, priimkite žvilgsnių, kvėpavimų visą šitą erdvę, suvokite jos funkcionalumą, paskirtį, kiekvieno kampo, kiekvienos sienos, kiekvienos lentynos. Eik tu savo, nu šakės, kaip fainai ir tas natūralumas, tas medis, viskas, nu taip gražiai padaryta. Taigi, posėdis, mylieji, direktorė, pailsėkite, aptarsime projektą. Oi, numeta, visi namai. Beje, kaip suprantu, šie stalai, šita stalų kolekcija, darbo stalų numeta. Direktorė, jūs turite savo erdvę ir turbūt irgi tokią juostą stalų, o čia yra dailės kabineto kūrybos namų stalai, kurie dar ir susilenkia ir juos galima išstumti ant ratukų. Taip, kaip matėt, dar 3 turim papildomai. Kad kai norėsit pasididinti, kad daugiau tilptų žmonių, galėsit prisijungti. Eina, savo, kaip... Va, norit, apverčiat, ištumėt, norit, suskleidžiat. Čia kaip sapnas kažkoks. Žiūrėk, kaip gražiai visi piešti šitie šepetukai, visi dažai sudėti ir viskas iš natūralaus medžio. Nu, nerealiai. Taigi, pradėkim nuo virtuvės, kurią, matot, įrengėm tikrai nemažą, nes turėjom daug erdvės. Pavyko įgyvendinti ir padaryti 2 plautuvės, kaip jūs svajojote, kad turėtumėt ir maistui, ir indelį plovimui, turėsit ir šaldytuvą, ir mikrobangų krosnelę. Stalčiuose rasit indų, įrankių, šiukšlinės rūšiavimui, šiukšlinę atskirai taros laikymui, kadangi sakėt, taupot ir po to pinigėlius bendrai naudojat. Turit prie plautuvių kranus, kurie turi papildomai ištraukimo funkciją, kad būtų patogiau ištraukti ir apiplauti indelius, pačią plautuvę. Aptaškyti kitus vaikus. Galėsit įvairiai naudoti. Turim metinės lentynos, padarėm vidurinę eilę atvirom lentynėlėm, jau būtų patogu
susidėti daiktus ir paimti, jeigu greitai kažko pritrūksta vaikučiam. Taip pat yra ir daug stalčių, kaip ir prašėt. Stalčiai. Taip pat viršūjų uždaromos lentynėlės irgi kuo mažiau netvarkos matytųsi, tai ką norisi paslėpti, galit laikyti uždarose lentynose. Kaip matot, čia yra medis ir jį galim dažyti, tad ateityje, jeigu būtų poreikis, galit išpaišyti, galit nudažyti, jeigu norisi spalvų keisti. Pradžiais vaikams nesakykim šito, nes. Čia jau jūsų atsakomybė, bet visas medis, kurį matot, yra dažomas ir paruoštas apdirbimui, tai galėsit pasidaryti kokį tik norit. Ten gale už mūsų turit 2 fotelius. Jums sakėt, labai svarbu būtų, kad vaikai turėtų kur atsitraukti šiek tiek nuo tos kūrybos. Tai labai tikimės, kad jiem ta poilsio zona padės, galės prisėsti, pailsėti, praleisti linksmai laiką ir po to grįžti savo ramiai į darbus. Ten gale turime dar vieną lentyną, kur jūsų yra ta skylutė paslėpta. Tai ten turite atviras lentynas, padarėme jūsų džiovyklas, tada integravome tokį krepšį, kuris yra ant ratukų, kad galėtume laikyti didelės drobės, nes faktas, kad į lentynas į spintas jų neįkišim, bet ten yra daug erdvės ir vietos joms susidėti. Tuomet turim perforuotas lentas, tai labai patogiai ir atvirai viskas susideda. Ateityje, jeigu yra poreikis, galite perdėlioti visus priedus, taip kaip jums patogu išdėstymą susidėti, galima papildomai įsigyti priedų, prisitaikyti palei savo poreikius. Viršui turim ir metalinės lentynas, parinkom žalias, kad šiek tiek spalvos įnešti jaukumo. Viršui sudėjom medinės dėžutės, tuomet yra ir permatomos baltos dėžutės, ant jų galite užsirašyti pavadinimus, kur kas yra sudėta, tam, kad būtų lengviau rasti. Gerai, kad permatomai viskas kažkiek. Ir tuo pačiu ir nesimato ir matosi. Taip, šiek tiek tvarkos jausmas kuria, bet tuo pačiu iki galo neuždaro, tai matosi viduj. Ir dar dėl ko pasirinkom šitokį sprendimą, kad kadangi pusė baldų yra uždarų, tai vaikai nežino, kas ten yra, kad neįvyktų tas kuitimasis ir ieškojimas, parinkom pusę baldų atvirų, kad jie iškart matytų, kur kas padėta, bet tie daiktai turėtų savo vietą. Mes jau matėm, kad jūs turėjot vieną mūsų tokį pat vežimėlį. Juodą. Taip, juodą. Tai mes papildėm 3. Tai į tuos vežimėlius puikiai galite susidėti reikiamas priemonės vaikam, kad pavyzdžiui, dirbant prie molbertų, jie galėtų prisistumti vežimėlį ir turėti priemonę šalia, kad jiem nereiktų vaikščioti po visą klasę. Ir tie vežimėliai taip pat turės savo vietas po lentynomis, kai jie pabaigs darbus, kad jie turės padėti į tą vietą, kad katinukas nepyktų, kad nesutvarkė savo vietas. Čia tas katinukas, kur ant durų. Geras. Va čia direktorių. Supiktas katinukas. Parinkom 2 rūšių kėdės, tai vienos baltos yra, kurias galim sumauti vieną ant kitos, o žalios yra, kurios susilanksto, tai jos iš vis mažai vietos užima. Taip pat padarėm ir kabliukus, ant kurių galima pakabinti nereikalingas kėdės. Tai taip pat ir pritvirtinom lentynėlės, kur galite eksponuoti savo darbus, laikyti iki parodų arba galbūt palikti kaip dekoracijas. Aš jaučiu, kad dar paslapčių mes palikome. Erdvės tikrai daug, pavydėtinai daug kūrybai buvo netgi mūsų dizaineriams ir jūs netrukus mes paliksime kartu su didžiuliu tuntu vaikų. Vat. Bet prieš tai mes norėjom irgi padėkoti, kad suteikėt progą pasireikšti potencialui jo IKEA'os dizainerių. Ir man atrodo, šauniai gavosi. Mes esame be galo dėkingi visai komandai IKEA'os ir jums, Leo, ir režisieriams, ir kad pasirinkot mus, kad įgyvendino tokią nerealią idėją, kur iš tikrųjų Nomeda ir Nomedos visai komandai buvo be galo reikalinga. O toks vaizdas tikrai nesitikėjom tokio, ką gaunam, nes nerealus vaizdas. Mes patys nebūtumėm net sugalvoję, mes turim pirmą pradėti nuo to, o visa kita tas funkcionalumas, tai tavo Nomeda buvo svajonė. Aš labai dėkoju ir Pijui, pirmiausia, kad jisai padrasino ir sukūrė filmuką ir tikrai Pijau, ne? Ir tikrai tokio dalyko net susapnuot negalėjau. Iš tikrųjų, kažkas tokio. Valio! Valio! Mes norėtumėm, Leo, jums kačiuką. Man šį unikalų simbolį. Saugojom, išsaugojom. Kaip svajonė materializuojasi, mylėjai, laimės kačiukas. Vaikai darė per savaitę ženkliukus. Skanę dėžutę pasivaišinti. Čia mažesnė versija kačiuko yra. Kaip miela.
kūrybingi žmonės, jūs juos ir aplankėt ir dovanojat patys gerą džiaugsmą. Katinas Mėlis. Mes katinai. Atėjo laikas verdiktą perduoti čia kuriančių vaikų teismui. Užeikite. Užeikit čia. Jų ten daugėja, jų balizdas ten. Mes 60, daug. Dar ne pabaiga. Ateikit, drąsiau, aktyviau, visi. Kaip jaučiatės, vaikai? Gerai. A patinka? Gerai. Ar norit čia būti? Gerai. Ar norit čia kurti? Gerai. Valio! Atskiri mėlėjai plojimai mūsų IKEA's dizaineriams, tai yra Dominika ir Emai. Paplokite, prašau, kartu su savo kolegiam sukūrė visą šią erdvę kokybiškai, gražiai ir labai greitai. Ir mes norime padėkoti visiems, kad čia gyvenat, kūrėt ir džiaugiatės šitą naujai atgimusią erdvę. Ir ačiū, brangų žiūrovai, kad žiūrėjot. Pasimatysime kaip visada kitą penktadienį ir kaip visada 17:55 per TV. Labai svarbu dar planavimo etape aiškiai žinoti, kokias funkcijas turės atlikti erdvė. Taip visi poreikiai bus patenkinti ir pavyks išvengti nenaudojamų kampų. Turint mažai erdvės ir daug daiktų, visada išnaudokite sienų plotį ir aukštį. Baldais užpildytos sienos padės daiktams atrasti savo vietą. Norint erdvėje išlaikyti lengvumo įspūdį, kaip pagrindą naudokite neutralias spalvas. Erdvė neturėtų užgožti meno kūrinių. Atskiros nedidelės poilsio vietos puikiai tinka norint pabendrauti ar pabūti su savimi, ypač kai vienoje erdvėje susirenka labai skirtingi žmonės. Nuo to, kaip atrodo jūsų verslo patalpos, priklauso ne tik darbuotojų ar lankytojų savijauta, bet ir jūsų verslo sėkmė. IKEA interjero dizaineriai patars, kaip išsirinkti tinkamiausius baldus, paruoš interjero projektą ir padės jį įgyvendinti jūsų pasirinktoje erdvėje. Biuruose ar gyvenamosiose patalpose, mokyklose, nedidelėse parduotuvėse, viešbučiuose, kavinėse, restoranuose ar kitur. Daugiau apie interjero dizaino paslaugas skaitykite ikea.lt. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams.